pirmiausia, kodėl tas zinas pasirodė vertas aptarimo kontekste, tai ir apskritai kairioliško mąstymo arba mąstymo apie jį. Pirmiausia, tai ten galima aptikti pirmame puslapyje tokį paveiksliuką, aš čia jo nekėliau, kuris parafrazuoja tą liūdnai pagarsėjusią reklamą, kur Kaune galima gyventi, perdaro ją į tik Kaune ir galima gyventi. Ir tai būtų galima traktuoti ir patys šito zino autoriai ir bendraautoriai neabejotinai sutiktų, kad tai yra centriniai žinutė šito zino ir apskritai viso to, ką jie daro. Būtent šie žmonės, šis aktyvus, progresyvus, studijuojantis, studentaujantis, hipsteriškas jaunimas Kauno nori gaminti naują Kauno tapatybę. Nori, zinas be abejo yra pavienis artefaktas, visa serija jų yra šitas konkrečiai, tiesiog labiau būtent apie specialistikai, bet tai būtų dalis reprezentatyvi pastangos sukurti Kaunui naują tapatybę, tai jau vien todėl tai yra kažkas svarbaus Lietuvos kontekste. Tai rimta, nors zino žanras savaime atrodytų kažkas, kas absoliučiai neoficialu, neestablished, tai yra kontrkultūra, tai yra net ne laikraštis, bet vienas iš pagrindinių dalykų, ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, būtent kaip ta kontrkultūra, tas non-formatas, kaip jis iš tiesų yra, gali būti ir šiuo atveju tikrai yra pretenzija į naują establishmentą. Šiuo atveju tai būtų bandymas sąmoningai priešinti save senam Kauno įvaizdžiui, Kaunas kaip LKD rinkėjų miestas, konservatorių, nacionalistų, ultradešiniųjų, pensininkų, taip pat į ką nurodė ta reklama Kaunas, kuris pilkas nuobodus, kuriame nieko nevyksta, kurį užgožia Vilnius, kuriame nėra renginių, iš kurio bėgama. Tai štai šiam Kaunui visus tas išvardintas detalės susumuojant į vieną klasterį ir tariant, kad jos kažkaip būtinai susijusios, kas aišku netiesa, bandoma priešinti kitą Kauną, tokį, kurį reikia dar sukurti ir kartu jis jau ir kuriamas per tokius zinus, tai Kauną, kuris būtų progresyvus, įdomus, spalvingas, kairuoliškas, aktyvus, progresyvus, na ir be abejo jaunas Kaunas. Kaunas teigiamas štai tokiu žanru ir turintis savo ideologiją. Šitą žanrą zino kaip tokio būtų galima tada priešinti Kaunui pilnam monumentų, tradicinių Kaunui, kuris yra būtent tradiciškai matomas per tokį sunkiasvorį oficiozinį diskursą. Zinas yra susijęs su tokia infokrautu Kauno, kuris ir anksčiau veikė. Čia iš jų tinklalapų frazė paaiškinant, kaip jie patys save mato. Konkrečiai pristato tą infokrautuvėlę, kurioje galima rasti šitą ziną ir dar daug visako. Ir čia trumpai yra įvardyjama jų politinė programa, jų ideologinė vizija, būtent, kad jie yra tam tikri kairieji, jie mato save kaip tokius nevalstybinių formatų veikiančius, antiautoritarinių, feministinių, būtent totalitarinio feminizmo mūsų grupės kontekste aktualu, LGBTQ judėjimų simpatikus arba dalyvius, antimilitaristus, pacifistus, taip pat tai žmonės išsilavinę arba norintys tokiais būti, kurie nori atstovauti visą klasterį kairioliško progresyvumo, kuris jautrus
rasės lyties markeriams, kuris dar ir susijęs su menais, su literatūra, su socialiniais ir humanitariniais mokslais, na ir iš viso to bando išvystyti tą naująją Kauno tapatybę ir taip pat pasiūlyti naują, tarkime, Lietuvos kontekste, bet čia remiamasi kaip marksistinės senais autoriais, viziją politinė ir urbanistinė. Šiaip struktūra to leidinėlio, jei kas į jį nežiūrėjo ir neskaitė, yra 28 puslapiai, turi leidėjų žodį, kuriame pranešami tokie baziniai dalykai apie jų galvoseną. Toliau visa eilė pokalbių su įvairiausiais skvoteriais, iš Prahos, iš Rumunijos, iš Tartu, iš Poznanės, iš Kauno. Tiesiog interviu pokalbė apie tai, kaip jiems sekasi skvotauti, kodėl jie tą daro, kas jiems kliudo, ką jie apie tai mano, ką reikėtų daryti ir taip toliau. Pabaigoje yra toks trumpas kelių lapų, ne vienu lapu iš tiesų, skirsnis pavadintas įdomybės, tai yra teisiniai trivija, smulkus faktelė teisiniai apie naudingi praktiškai skvoteriams. Toliau yra utopiniai skelbimai, taip pavadinti paskutiniai lapai, kurie yra tokios linksmos fantazijos apie tai, kaip jie įsivaizduotų, kokios ateities jie nori, tai, kas jų pačių požiūrių neįmanoma, bet pagal tą 68-ųjų šūkį, kurį be abejo jie laikytų simpatiškų, būk realistas, reikalauti neįmanomo, jie pristato kaip neįmanomas fantazijas apie kodėl įmanoma pageidauti nenorimą ateitį. Ir paplatinimo kontaktai. Žodžiu, ką galima būtų iš karto apie tai pasakyti. Pati ta struktūra, daugybė interviu su iš įvairių miestų, šiaip atkreiptinas dėmesys, visi jie yra rytų Europą, rytų Baltijos šalys, jei pridėsim Tartu, su visais tais draugais, pažįstamais kontaktais iš kitų miestų. Per sumetimą jų visų į vieną teminį leidinėlį, ziną, bandoma tuomet užmesti bendrą tokią zeitgeist laiko dvasią, sukurti įspūdį zino skaitytojui, kad tas gyvenimo būdas ir jį grindžianti pasaulėžiūra, taip pat tos pasaulėžiūros simpatikų skaitomi autoriai, yra tai, kas dabar ant bangos, tai yra, žodžiu, visas aktyvus, sąmoningas, protingas jaunimas visur taip gyvena, štai jie visi tą daro, tai yra tam tikras performatuojama į tą patį reklaminį šūkį, kokį savo formą įkūnytų, bet kuri neoliberali reklama taip pat, štai pažiūrėk dabar taip, būk ir tu toks apreiti, laipėt ant kulų, kaip šie skvoteriai, tai yra tam tikras reklamų žanras, galima pasakyti, nors be abejo šie žmonės yra antireklama, jie turi simpatiškumo, bet taip pat ir ne. Dabar bazinis autorius, kuriuo jie remiasi, kurį jie cituoja ir kurio iškraipyta pavardė atsidūrė pačiame pavadinime, kurį čia irgi percitavo Lefebvras. Tai yra Henri Lefebvre, tai toks prancūzas marksistas filosofas, svarbu 68-ųjų Prancūzijos įvykiams ir ne tik, sociologas. Pirmiausia, jis žinomas ir mėgstamas ir skaitomas architektų tarpe, ypač Lietuvoje, kai architektams būtų big philosopher, ko gero pagrindinis filosofas, nes tai būtent jis skiria dėmesį erdvės politikai, erdvės politiniams apmąstymams. Vienas iš daugelio jo paminėtų darbų yra aktualių šitam kontekste Reduction of Space, erdvės produkcija, erdvės gamyba. Šiaip filosofiją galima baigti ir negirdėjus, kad buvo toks Lefebvras.
arba girdėjus tik pavardę, tuo tarpu architektų, urbanistai, kūrybinių industrijų atstovai paprastai jį gausiai žino ir skaito, todėl jis atsidūrė čia ir šitame žinia kaip tam tikras jų idėjinis įkvėpėjas. Tas tekstas, kaip matom, yra 80-mečio, bet tai yra tai, ką norima pakartoti tą dvasią ir klasiką, naujoji klasika kairiosios šiuolaikinės minties. Tai iš kur Vebras? Vebras yra kalambūras toks su iškraipyta ir sulietuvinta jo pavardę nutinkantis, kuris kadangi šitas erdvių teoretikas, erdvių apmąstytojas Lefebvras taip pat yra, būtent, kaip minėjau, marksistas, mąstantis apie tai, kaip erdvė keičia žmogaus sąmonę. Tai šiems skvoteriams jis yra labai parankus ir jie ne tik džiaugiasi kalambūru, kuris savaime būtų beprasmis, bet taip pat tuo, kad lietuviškai tas Vebras yra jų autoironiškai pasiimtas role modelis. Vebras yra toks statantis, gaminantis, konstruojantis, urbanistinis, bene vienintelis gyvūnas. Jis bendruomeniškas, bet to jis socialus, jis negyvena vienas, jis stato namus savo šeimai ir bendruomenė. Jis pertvarko gamtą, jie kūrybiškai keičia, buvo užtvanka, augo medeliai, atėjo Vebras, nugraužė, užtvenkė, pakeitė landšaftą. Viskas aplink pasidarė kitaip. Vebras savo ruožtu ten gyvendamas turi vebrišką sąmonę, jis žino, kad jie atėjo į naują gamtą, reikia ją išgraužti, sukonstruoti ten visokias sudėtingas struktūras. Jis taip pat turi tam tikrą žinojimą, know-how, nes pabandykim pastatyti tą užtvanką sėkmingai, tai be Vebro žinių turbūt bus sunku. Taigi skvoteris save mato kaip štai šį padarą ir tai turi implikacijas, kurių jie patys nėra bent jau šitame zinyje apmąstę, bet kurias irgi vėliau sugrįšiu pabandysiu ištraukti. Moto šito leidinio, kurį čia dar kartą pakartoju, yra paimtas iš paties Lefebvro ir tarsi sujungiantis kartu šito mąstytojo citatą su tuo skvoteriu matomu jų idealiuoju aš, arba tiksliau idealiuoju mes, nes tai bendruomeniški padarai, jie nenori būti aš, jie nori būti mes. Moto kaip tam tikras priesakas žmonėms, kurie nori socialinių pokyčių, kurie nepatenkinti status quo, kas šiaip yra kairės politinės laikysenos vienas iš pagrindų, jie nori pakeisti visuomenę. Bet kuo svarbus Lefebvras ir kuo jis inovatorius, kad jis atkreipia dėmesį, jog ši pastanga pakeisti apskritai socialinį gyvenimą, pakeisti visuomenę, neįmanoma nekreipiant dėmesio į tai, kokiose erdvėse gyvenama, kad pati erdvė kaip tam tikri statiniai, tam tikra miesto infrastruktūra, pats miestas, kuris gali būti vienaip ar kitaip planuojamas ir statomas, kad jis numato erdves, kuriuose galima arba negalima, pavyzdžiui, susitikti, tarkime, privatūs namai, kaip Jungtinių valstijų priemiesčiuose numato, kad ten veikiau tik šeiminiškas ir tam tikro tipo bendrumas galimas, bet net daugiabučiai savo ruožtu vėlgi struktūruoja tam tikrą kitokią laikyseną, jie nesukuria turbūt bendrumo, taip pat ir to, kurio pageidauja šie skvoteriai, bet erdvės, kuriuose yra arba nėra fabrikai, universitetai, supermarketai ar mažos parduotuvėlės,
erdvės, kuriuose egzistuoja greitkeliai arba išvis nėra susisiekimo, žodžiu, paties įvairiausio tipo erdvės, jos numato ir ką galima juose daryti arba ko negalima daryti, nes tiesiog fizinių sąlygų nėra. Tarkime, parkai numato, kad žmonės ten bent tam tikrų interesų, bet pomėgių turintys žmonės ten eis ir vadinasi susitiks, vadinasi galbūt atsiras kažkokie bendri kontaktai, jei tų parkų nebūtų, neatsirastų ir panašiai. Žodžiu, jis atkreipia dėmesį, kad sąmonė yra sąlygota vietos urbanistikos pirmiausia, kurioje jai pasitaiko būti. Ir todėl Lefebvre'as iš to išveda tezę, kad norint, kad urbanistika yra vienas pagrindinių, ir architekto darbas yra vienas pagrindinių politinių įrankių, kad jeigu mes norime pakeisti visuomenę į kairę ar dešinę, į individualistinę, labiau kolektyvistinę, labiau laisvesnę, nelaisvesnę, dar kokią mes turime galvoti apie tai, kokios erdvės formos geriau tam tinka ir mąstyti, žodžiu, apie erdvių keitimą. Nauji socialiniai santykiai reikalauja naujų erdvių, kurios būtų jiems palankios ir atvirkščiai, jeigu atsiranda tos naujos erdvės, net nesant atitinkamo jums pageidavimo, užsakymo, žinojimo, ką su jomis daryti, pats jų atsiradimas vėliau tai sukuria. Žodžiu, štai šitom mintim yra Lefebvre'as patrauklus skvoteriams. Ir grįžtant prie Zino, galim pasižiūrėti, kokį statusą jie patys savo teikia, kokius tikslus kelia. Jie mano, kad mes tiesiog išleidome šiaip kažkokį laikraštėlį, net ne laikraštėlį, ir tiek, ar jie laiko save svarbiais laiko. Jie prisistato kaip nevalstybinis politikos ir kontrkultūros Zinas, kuris, kaip jie patys teigia, siekia tapti ne tik laisvalaikio skaitalu, bet ir organizavimosi priemonių. Tai yra, jie nori būti tuo lefevrišku instrumentu, kuris leistų kol kas neįvardinta kažkam organizuotis ir pasiekti socialinių pokyčių, pakankamai abstrakčių socialinių pokyčių, aišku, susijusių su jų antirasizmo, antimilitarizmo, profeminizmo ir panašiais dalykais. Bet taip pat pamini, kaip jie vartoja tokią frazę kaip išsibrovimą į miesto audinį, šiaip intervencijomis, tarsi vadinama kūrybinių industrijų kontekste, žodžiu, reikia įsibrauti, užimti, skvoteris irgi tą daro, jis įsibrauna, užima tai, kas jam nepriklauso ir per savo įsibrovimą, kaip bebras kolonistas pakeičia. Jie tą įsibrovimą mato kaip pozityvų dalyką. Žodžiu, įsibrovimu būtų pasiekiama tokių socialinių pokyčių, kurie būtų, kaip jie čia teigia, labiau pritaikyti žmonėms negu kapitalų srautams. Žodžiu, antikapitalistai, prieš neoliberalizmą, deklaratyviai. Ir taip pat, matant jau vien iš Lefebvre, kurį jie laiko theoretician, ir visų jų kalbinamų draugų iš kitur. Jie nori tą daryti ne per hecei, tas čia Deleuzo terminas, ne per kažkokią vietos lokalią, idiosinkratišką, joje susikloščiusią refleksiją, bet perkeldami čia patirtis iš kitur, laikydami jas visur vienodai galimom ir vienodai universaliom. Jie pavyko Poznanėje ar Pragoje, pavyks ir čia, jie pavyko Niujorke, pavyks ir čia. Reikia vadovautis to vakarų patirtim ir daryti faktiškai pagal instrukcijas. Čia citata, vienas iš tų skvoterių kalbinam, sako, geras jausmas, kai matai kažką besidžiaugiant, kad Kaune kažkas vyksta. Ne naujas kofeinas, ne dar viena Maksima ir ne Kaziuko mugė, o skvotas kaip vakaruose. Noras, kad Kaune būtų kaip vakaruose. Priešinant tai liaudies
vartotojiškai visuomenė, pačiai išlenda antivartotojiškumas, tas pats kaip ir kituose visai nesvotiškuose kontekstuose. Jiems tiek jie viena vertus bando pozuoti kaip grassroots, kaip tas demosas ar marksistinė liaudis, visuomenė, kuri kovoja su sistema iš viršaus, kuri kažką atsiima, kas iš jos atimta ir taip toliau, bet čia iš karto yra kaip tik žvilgsnis iš viršaus, niekinantis į tą visuomenę, kurie į Maksimą, į Kaziuko mugę ar į kofeiną ir parodymas, kad jų tapatybė kita, tai ne tie žmonės kvotauja, kurie nori į Kaziuko mugės arba Maksimos. Tai visai kiti žmonės, kurių skonis geras, kurie ten neperka, kurie ne iš skurdo ten nesilanko, bet priešingai veikia už turkų, tai jie skvotumai. Žodžiu, erdvė politiška, vienas pagrindinių dalykų. Ir pasakyti, kad erdvė yra politiška, kad ji visai yra politiška visuomet, nėra natūralių erdvių, reiškia pasakyti, kad ji visada yra dirbtinybė, visada konstruktas, visada tai, ką žmonės padaro. Jei tai nėra tiesiog pieva ar neliestas laukinis miškas, jei tai žmonių apgyvendinta erdvė, tai jie yra politiniai iš principų. Na, tai trivialu, tiesiog tiesa, taip. Čia ne kažkokia kontroversiška tezė. Taip pat tai reiškia, kad tuomet jie ta vieta sukonstruota, vadinasi, remiantis tam tikrom prielaidom. Tai numato tam tikrą savo metafiziką ir antropologiją, tam tikrus bendriausius įsitikinimus apie tai, koks yra pasaulis, kokia jo sąranga, kas yra žmogus, kas jis turi būti, gali būti ar neturi būti, tai yra tam tikros prielaidos. Tie, kurie nori Maksimų, turi percepciją žmogaus kaip Maksimos pirkėjo, tie, kurie nori skvotų, vėlgi mato žmogų kaip kitokį padarą, kuriam reikia ne Maksimų skvotų. Žodžiu, tas teiginys apie universalų visų erdvių dirbtinumą, jis nereiškia, kad jos matomos kaip grįstos vienodom prielaidom. Ir neturi reikšti, nėra jokios loginės implikacijos. Žodžiu, gali jos būti sukonstruotos politiškai remiantis pačiam įvairiausiam ir priešingom politiniam vizijom. Dar viena tezė, kurią jie kartoja paimdami iš Lefevro, grynai marksistinė, yra, kad žmogus socialinių praktikų visuma. Jei būtų galima sutikti, kad žmogus yra iš socialinių praktikų visuma, tai čia nėra to ir čia tiesiog sakoma, kad žmogus yra tik socialinių praktikų visuma ir daugiau niekas. Tai reiškia, jis yra jo socialinės praktikos ir viskas. Na čia citata iliustruojant šitą teiginį, kad viskas, kas tose erdvėse vyksta, kas juose daroma, formuoja atitinkamą žmogaus tipą ir vadinasi, jis yra tai, kur gyvena. Vėlgi tezė, su kuria sutiktų ir koks nors labai paprastas ir snobiškas ultradešinysis, kuris pasižiūrėtų į rajoną, kuriame gyvenam ir sakytų, aha, tu esi tas, kas gyvena miegamajam rajone, čia irgi būtų su tuo sutinkama iš principo, taip. Tik tai kitur perdėliojant akcentus. Toliau iš to išvedama, kad politika, vadinasi, yra reikalinga erdvės, tas santykis abipusis, erdvė yra politiška, bet tai reiškia, kad pati politika reikalinga tam tikrų erdvių, kad ji negali būti gryna teorija ar gryna ideologija, neturinti materialaus savo įkūnijimo fizinio, kelių pastatų, parkų, aikščių, garažų pavidalu, kad kiekviena politika, jeigu jį veikia, jeigu jį reali ir jeigu jį išties gali transformuoti žmogaus sąmonę, tai jie yra ne kalbos ir ne lozungai, o jie yra šita urbanistinė politika pirmiausia. Ir nauja politika, vadinasi, tuomet yra naujos erdvės. Jie nori kitokios ir naujos politikos, jie nori, reikia kitokių erdvių, negu mes jas paveldėjom ir turime. Ir kad ta nauja ideologija turėtų savo materialų pagrindą vietą. Tai reiškia, kad ta žmogaus perdirbta vieta
savo ruožtu kuria naujas sąmonės formas, naujas tą vietą atitinkančias galimas praktikas, naują žmogaus tipą. Ir jie tada linksminasi sakydami, atsiimkime erdvę, kas numato, kad ne tiesiog padarykime ją sava iš svetimos, bet grąžinkime į kažkokį pirminį hipotetinį būvį, atsiimkime, vadinasi, prieš tai kažkas ateimė. Jie deklaruoja, kad šiaip beveik visa erdvė, kurioje tenka gyventi, yra sukurta ne žmonių, kurie joje gyvena, ne patys fabriko darbininkai stato fabriką, ne daugiabučio gyventojai sugalvojo, kad jie turi gyventi daugiabutyje. Niekas pats savo miesto nepasistato ir nėra atsakingas už sprendimus, kaip turi būti konkrečiai dėliojama, formuojama jame erdvė. Žodžiu, šiaip visuotinė būklė, kas irgi tiesiog tiesa, yra, kad paprastai erdvės yra sukurtos kitų ir tiesiog atitenka absoliuti dauguma žmonių, jų gaminime, jų kūrime, jų formavime nedalyvauja. Tai štai šitą būklę pirmiausia, tai skvoteriai ir Kauno entuziastai nori pakeisti. Žodžiu, padarykime atvirkščiai, atsiimkime tą erdvę, formuokime erdves patys, kas gali atrodyti toks gražus šūkis, formuokime erdvę, kurioje esame patys, tik tai klausimas, o ką jis tiksliai reikštų, nes formuoti erdvę visai pačiam, gyvenant kolektyviai, tai savo ruožtų reikštų, kad tas pats susitraukia iki niekaip negalinčio išvystyti nesutampančios su mes iniciatyvos, jokios toje erdvėje pastebimos materialų pavidalą įgyjančios veiklos. Nes jeigu tik kažkoks individas tą pabandys daryti taip, kad tai bus atpažįstama, štai jis tai padarė, štai jis pasitelkiant kokį nors primityvų pavyzdį, perdažė bendro namo duris ar dar ką nors padirbo, tai jo tas gestas atpažįstamas kaip jo ne viso kolektyvo ir ne visų, kurie ten gyvena, būtų jau grąžinimas į šitą nepakenčiamą pirminę būklę, kad štai gyvena visi erdvėje, kurią ne patys pagamino. Štai jie gavo tiesiog tas perdažytas duris ir turi su jomis gyventi, man tai blogai. Taip pat, jeigu per erdvę yra išreiškiama per tą nevienodą prieigą prie jos, per tai, kad kažkas ją turi galę formuoti tam tikrų mastų, kitiems tenka tik taikstytis, priimti ir gyventi, šitą kondiciją jie tuomet interpretuoja kaip nepriimtiną hierarchiją. Hierarchija pasireiškiančią tą skirtingą prieigą, skirtingą galę spręsti apie savo ir kitų gyvenimus ir nori tai pakeisti, nori išlyginti ją. Metodas, kur būtų irgi semi metafizinė tezė, atpažįstama iš daugelio kitų panašių kontekstų radikaliai įvairoviai. Nėra vieno modelio, kaip čia teigiama, kaip turėtų būti atsimama ir keičiama erdvė. Jie nori ją atsiimti, siūlo keisti, bet iš karto atsisako pateikti, bent pabandyti, pagalvoti apie kokį nors bendrą planą, bendrą schemą, bendrą būdą, kaip tą galima padaryti, net bendrą vieningą ideologiją. Čia atmetama bendros prieigos, bendro pagrindo galimybė, vadinasi bendros konceptualizacijos ir intencionaliai tarsi perleidžiama iniciatyvai ad hoc į kiekvienas paskiras rankas, sakant, kad metodų gali būti tiek kiek ad hoc akimirkų spontaniškai atsirandančių ir išnykstančių subjektų. Joks apibendrinimas čia negalimas, tai savo ruožtų reikštų, kad ta įvairovė tokia radikali, tie keitimo būdai vis išradinėjami yra tokie nepaprastai įvairūs, kad ne tik rezignuojant atsisakymą, bet iš principo pozityviai teigiama, kaip neįmanoma jų
bet kokios indukcijos ir apibendrinimo galimybė. Tai reiškia, kad įvairovė atsisako save apmastyti, sako, neįmanoma, aš per įvairi. Jie atmeta tokią galimybę. Ir šitas erdvių atsiėmimas, kurį jie kelia kaip reikalavimo, tuo pačiu jų yra išsakomas vėliau kaip tai, kas jau vyksta. Tam tikrų mastų, nepakankamai, todėl reikia raginimo, bet tai vyksta. Ir štai kaip jie įsivaizduoja to veikimą. Štai ši pasaulio keitimo vizija, ši lefevriška užmačia numato viso labo buitinės kasdienybės praktikas vietoje bet kokių didelių politinių idėjų ar diskursų ar valios didžiąją politikai, kurie išmetama kaip neįmanoma. Tam, kad pakeistume pasaulį, užtenka užimėsvotinti namus, užtenka žaisti nelegalų, žaisti požeminiam garaže futbolą, žodžiu, panaudoti vietą ne pagal paskirtį, bendrauti su kaimynais, užuot nebendravo, žodžiu, banalias kasdienės praktikas pristatyti kaip didįjį pasaulio keitimo planą be planų, per kurį įveikiamas viena vertus svaigštus buržua privatumas, tiek šiuolaikinės viešumos čia referencija į Deboro spektaklio visuomenę, tas toks glencinis, glamūrinis bendrumas. Ir vietoje to gaminamas tikras naujas, toks jaukus ir susvetimėjimą įveikinėjantis bendrumas. Žodžiu, mikrorevoliucijos pasiūlomos vietoje makro, sakant, net ne kaip laikina priemonė, bet kad iš principo niekas kitas neįmanoma ir nieko kito nereikia. Čia irgi citata vieno iš tokia kalba, kokia ten pateikta, vieno iš to vadinamo žalio namo, toks Kaunas kvotos gyventojo, kuris išreiškia džiaugsmą, kad štai mūsų kartoje, kai nėra revoliucijų, mažai tikrų pojūčių, revoliucijų susijęmų su noru tikrų ir stiprių pojūčių, čia būtų galima matyti, kaip tas pavyzdinis skvoteris ar skvoteriai, nežinau, iš esmės kalba kaip pavyzdinis neoliberalizmo subjektas, kuris nori revoliucijos dėl to, kad praskaidrintų dieną, dėl to, kad nutiktų kažkoks pojūtis geras. Jis medžioja pojūčius, jis yra antivartotojas, bet jis yra toks pojūčių gaudytojas ir kolekcionierius, pavyzdinis hipsteris, dedantis juos į knygelę. Ir tai todėl jis galbūt norėtų revoliucijos, bet iš tiesų nenorėtų, iš tiesų pripažįsta, kad jų nėra ir nebus, reikia manyti, mūsų kartoj, nieko didelio čia nenuveiksi. O tas pakylėtas jausmas, kad kažkas vyksta, kad tu kažką čia realiai darai, atsiranda nuo to, kad tu sėdi skvote ir geri su kaimynės arbatą. Iš esmės nieko daryti ir nereikia, kad atsirastų tas pakylėtas jausmas. Įskyrus tai, čia tas vienas, ne iš zinų, bet iš pokalbių šiaip nugirstas pasisakymas vieno irgi šio skvotų pasaulio gyventojo, kuris rimtai teigia, jog tranzavimas yra šiuolaikinis būdas daryti revoliuciją. Neformaliai ilgiesi, pirkęs bilietą arba pats važiavęs savo lėšomis, tu tranzuoji ir po tu darai mažąją revoliuciją. Štai kažkas keičiasi, pakylėtas jausmas, po tu revoliucionierius. Žodžiu, tai yra būdas kaip mažyčiais mikro džiaugsmais ir iš esmės beprasmėm buitiniam nieko realiai nekeičiančiom veiklom galima įgyti revoliucionieriaus sąmonę ir įsivaizduoti, kad tu darai kažką didelio ir svarbaus, tu keiti pasaulį nemažiau, tu jį kolonizuoji. Taip atsiranda tas, turėtų atsirasti dalyvaujantis bendrumas. Per iš esmės neįmanoma solidarumą, čia vėl būtų fantazija atgal, toks flashback į 68-uosius, kuomet studentai Sorbonos kėlė riaušes, labai stebėjusi, kad kažkodėl jų neparėmė fabrikų darbininkai, nes jie
jie manė, kad jie reprezentuoja bendrą interesą, tuo tarpu tuo metu jaunas Skrotinas, vėliau žinomas kaip dešiniųjų pažiūrų toks britas filosofas, ten atsidūręs išreiškė pasibaisėjimą, jie šie studentai, jie nekenčia buržuazijos ir apsimeta proletariatu, bet jie patys ir yra buržuazija, ne kas kita. Žodžiu, šie hipsteriai studentai, kurie yra pagrindiniai zino skaitytojai, gamintojai ir skvoteriai ir šitos mąstysenos atstovai, Lefevro žinovai, jie mato save kaip besisolidarizuojančius arba sutampančius su tais kitais čia pavardintais veikėjais, darbininkais, morozais, žaidžiančiais garaže, intelektualais, benamiais, daugiabučių pensininkais, jie bando, iš tiesų jie taip nemato, aišku, jie tiesiog bando kurti įspūdį, kad visi šie labai skirtingi žmonės, labai skirtingos grupės ir visos jos atmestų šitą pasiūlymą vienytis, kad jos yra homogeniškos ir vieningos ir kad iš jų galima pagaminti tą naująją visuomenę, revoliucijos subjektą ar revoliucijų kontingentą. Tai pastanga tokio deklaratyvaus įsikalbinėjimo solidarumo, kuris sudužo ne kartą ir dar suduš vos tik tai susidūrus paprastai su bet kuria iš tų kitų grupių, kurios nemato ir pagrįstai nemato nieko bendro tarp savęs ir tarp hipsterių studentų. Žodžiu, pasiūlo idėją, kad kam tas solidarumas išvis čia bandomas išradinėti. Lefevro ir anksčiau laikais apsižiūrėta, kad nėra to proletariato rūpimo marksizmui, kad patiksliau proletariatas nesidomi kairiąją ideologiją ir jie paprastai atmeta. Jis nepanašu, kad jis taptų kokiu nors revoliuciniu subjektu, todėl reikia pasigaminti vietoj jo naują revoliucijos subjektą iš šių labai įvairių ir nieko bendro vieni su kitais nei turinčių, nei norinčių turėti, nei nesusikalbančių subjektų. Ir tai per juos turėtų ta kairioji ideologija surasti savo platformą. Turėtų atsirasti nauja kūrybinė klasė, jie ir atsiranda, tai yra tie hipsteriai studentų urbanistai, bet tai turėtų būti toks sąmonės tipas, kuris būtų specifiškai imlus šitam diskursui, kitaip nei realūs darbininkai ir realūs benamiai. Kūrybinė klasė, kuri kaip ir 68 studentai galėtų sakyti, mes atstovaujame juos visus tuos kitus, mes esame beveik jie, nepaisant to, kad taip nėra. Ir šis naujas subjektas būtų specifiškai toks kolektyvinis, bendruomeniškas. Žodžiu, socialinės inžinerijos projektas per skvotą. Skvotas kaip naujo tipo erdvė, kuri matoma ne kaip tiesiog priemonė, kur pasidėti žmonėms, kurie neturi kur gyventi arba nenori mokėti dėl įvairių priežasčių didelių pinigų, ne kaip tiesiog tokia buitinė priemonė, bet skvotas kaip politika, kaip ideologija, kaip kartu instrumentas keisti visuomeniai. Skvotas kaip tam tikra terpė, kurioje ta nauja galvosena ir nauja kūrybinė klasė susitinka, užmezga kontaktus, užsikrečia vieni kitais, persijima, persilieja ir formuojasi. Žodžiu, skvotas tai pirmiausia yra kokia jo specifika, tai ne tik, kad užimamas kažkam priklausantis, bet nenaudojamas arba nepriklausantis namas yra apgyvendinamas, bet kai jis jau apgyvendintas, tas skvotas tampa tokia funkciškai homogeniška erdvė, kur galima susidaryti vaizdą iš tų skvoterių pasakojimų. Visos labai skirtingos veiklos joje
persipina, ten pat tame skvote vyksta patys įvairiausi dalykai. Miegama, verdama, pramogaujama, dirbama, kažkas gaminama, kažkas alų verda, kažkas pardavinimui kažką daro, mokomasi, vyksta paskaitos, pakankamai formalios, koncertai daromi, žodžiu, ta pramogų, darbo, mokslo, laisvalaikio ir privatybės erdvių visuma sulydoma į vieną ir jį iš privačios padaroma tarsi atvira visiems, bet faktiškai ne visiems realiai ateinantis kas nors, kas netitiktų šitos atviros mąstysenos ir nuostatos atitinkamai gyventi, be abejo būtų greitai iš ten pašalinamas arba neateitų, arba pats pasišalintų, nes tai yra pakankamai socialiai realiai prisižiūrinti ir homogeniška terpė. Bet jį apima tas įvairių pirma pavardintų to neįmanomo solidarumo subjektų veiklas. Čia daroma tai, ką daro darbininkai, nes kai kurie iš tų skvoterių užsiiminėja visokiam manufaktūriniam veiklom. Čia daroma tai, ką daro intelektualai, daroma tai, ką daro pramogų industrijų atstovai, daroma tai, ką daro tiesiog šiaip žmonės, kurie ilsisi ar rekreacija. Per tą sudėjimą į vieną erdvę veiklų, kurias daro žmonės tapę skirtingomis klasėmis dėl to, kad jie daro skirtingus dalykus, bandoma tarsi atlikti atvirkščią veiksmą, kad jie sudėlioti čia visi kartu. Visas tas veiklas darant kartu vienoje fizinėje erdvėje, galima tarsi ir tapti visais tais iš hipsterių studentų galima tapti dar ir darbininkais, dar ir benamiais, nes mes tik skvotinam, dar ir miegamųjų rajonų šiaip gyventojais, paprastai žmonėmis. Žodžiu, taip galima per buvimą vienoje erdvėje sukurti sąmonę, kuri tarsi apimtų tas visas anksčiau klasikiniai modernybė išskirstytas veiklas ir skirtingas tapatybės į vieną. Ir tai būtų vienas iš momentų jų neišsakytų, aš čia rekonstruoju, kaip jie pagrindinėtų savo pretenziją atstovauti visus tuos nieko bendro su jais neturinčius kitus subalterno žmonės. Ir tai savo ruoštų numato, kad ta skvoto erdvė, Lietuva ir skvoto, kad ji turi nereprezentuoti jokio konkretaus žmogaus. Skvote nesukursi savos erdvės, savo kambario, kuris būtų kažkuo toks kaip tu. Erdvė neturi būti daiktai, aplinkui žmogų esantis jo patalpos, kuriuose jis gyvena, neturi būti, kaip šiaip esame įpratę manyti, kad jo tęsinys, tam tikras protezas, jo psichofizinis kūnas ištęstas į erdvę. Bet tai turi būti nuo jo atkabinta, priklausyti lygiai taip pat ir kitiems ir būti lengvai pakeičiamai, nes jis tuo ateina į tą jo vietą, kai jis išeina į darbą ar kur nors į kiemą ateina kažkas kitas, padeda savus daiktus, nėra ten tos savos stabilios erdvės net kampo savo ir tai laikoma tuo būdu padėti atsirasti specifinio tipo sąmonį, kuri nesuformuotų stabilaus ryšio su erdve, su daiktais, nepauktų aplinkui tam tikrų tuo gaubtų aplink save. Jį būtų savo talpinimu visų suglaudžianti tuos žmonės savo ruoštų, sulipdanti juos dėl nuolatinio priverstumo būti greta ir laiką leisti greta, skirtingiausias veiklas daryti greta, padaryti taip, kad jie negalėtų distancijuotis, kad jie nuolatos būtų vieni kitų akiratyje ir veikiami vieni kitų interakcijų. Šiaip žmonės apskritai visuomenė yra be abejo veikiami, kad padaryti tai gerokai stipresniu mastu. Žodžiu, tai reikštų, kad skvotas kaip erdvė čia pageidaujamas ne šiaip kaip politinis protestas pasipriešinti sistemai, kurioje egzistuoja socialinė ir ekonominė nelygybė. Štai kažkas turi didžiulį namą, jame net negyvena, štai yra žmonės, kurie
kurie neturi kur gyventi, tai neteisinga, taip tai neteisinga ir reikėtų pakeisti. Bet čia idėja veikiau ne ta idėja yra pasinaudojant šituo, sakyčiau, sukurti tokią, per šitą erdvės specifiką sukurti tokią skvoterio ar skvoteriai sąmonę, kurioje visą tai taptų savaime suprantama, kuri neklūpčiotų nuo to nuolatinio kitų perskverbiamumo, nuo atvirumo intruzijai ir kurioje kartu ta hipsterija išsiplėstų iki visų tų darbininkų, pensininkų, vaikų, morozų ir taip toliau, su kuriais jis solidarizuojasi. Ir galėtų tokiu būdu savim reprezentuotą volonté générale, bendrąją valią, čia viso terminas, žodžiu, tarsi būti liaudimi, nors tai yra specifinis sluoksnis. Tai čia tai būtų teisinama, kaip mes esame pretenzijai visuotinybė. Žodžiu, skvotas tada tampa tokiu transformatoriumu vieta, kurioje vyksta transformacija, toks funkciškai ir homogeniška erdvė, kuria funkciškai homogeniška tarsi beklasė visuomenė, toks melting pot, beklasė su klaustuku, ta prasme, kad tai veikiau yra vienos klasės hipsterių išplėtimas iki visuomenės kaip tokios, negu kruopščiai atrenkant, atsijojant savus pagal pažiūras, pagal sugyvenamumą, pagal skonį, o nerealiai tampant kažkuo beklasiu. Ir vizija tuomet būtų, kad visa visuomenė galiausiai tampa skvotu. Tai irgi, aišku, nepasakyta pačiame zine, bet tai yra tai, ką jis numato ir su kuo veikiausiai sutiktų visuomenė skvotų kaip tokia erdvė, kurioje visi šie homogeniški, funkciškai homogeniški dalykai nutikinėja. Visuma erdvių, kurios nebūtų kažkieno, kurios nebūtų preferencijos būdų susiję su tam tikrais individais ar grupėmis, kurios būtų šie būdų visų. Žodžiu, taip nutinka, kad ta kontrakultūra realiai, žodžiu, tai, kas kalba kaip kontrakultūra, realiai yra tam tikras veikiau establishmentas, tai yra kūrybinių industrijų auganti klasė, priklausanti paprastai vidurinėje arba aukštesnėje klasėje, turinti tam tikrą gana solidžią legitimaciją ir ryšius. Čia, pavyzdžiui, citata kaip iliustracija irgi iš vieno iš tų pokalbių, kurioje Prahos skvoteriai pasakoja apie problemas dėl užimtos skvoto kilusias su miesto savivaldybė, su teisėsauga, kurie atskleidžia, kaip šie tariami benamiai, šis subalternas, šis underclass, koks iš tiesų jis yra turintis puikius ryšius. Tai yra žmonės, kurie kiekvieną savaitę, pasak jų pačių, diskutavo su politikais ir žiniasklaida, žodžiu, jiems atviri visi kanalai, jų klausomasi, su jais einama diskutuoti, kurie turi ryšius su gausybė organizacijų, juos palaiko žymų žmonės fotografuodamiesi, juos palaiko per gausų viešumą ar gausę prieinamą žiniasklaidą sukonsoliduotą viešoji nuomonį. Jie yra praktiškai nepajudinami, bet jie pozuoja kaip tas beteisis, užvaikytas tikrasis benamis ar underprivileged, neprivilegijuotas subjektas. Žodžiu, tas tariamas proletariatas čia veikiau yra, senoviškai kalbam, buržuazija, o tai, kas vaizduoja save kaip grassroots, yra veikiau apie klasę. Vyksta tada tokia kultūrinė gentrifikacija su antiindividualistiniu patosu. Jeigu erdvės yra pritaikytos žmonėms, tai galima klausti, ar ne žmonės pritaikyti erdvėms ir ar nereikia žmonės pritaikyti erdvėms, jeigu tai nori padaryti. Tas dalyvaujantis bendrumas
tai būtų tas pats bendruomeniškumas, kuris yra bernardiniškai konservatyvus. Skaitant bernardinus, tarkime, mes galime rasti tiksliai identiškai tą patį antikapitalistinį, antikonsumeristinį ir antiindividualistinį svarbiausią patosą, kur irgi bus tyčiojamas iš žmonių, kurie eina į kaziuko mugę, į Maksimą ar į kofeiną, kurie perka supermarketuose užuot mažose krautuvėlėse, kurie gausiai vartoja, kurie tokie neskoningi, žodžiu, šiuo atveju ta dešinė bernardiniška konservatorė tiksliai šio pobūdžio bendrumo viziją ir būtent savo akcentų bendruomenė išreikštų. Tai būtų kažkas galiausiai pakankamai aiškiai konservatyvaus. Ta kolektyvinė erdvė čia būtų pristatoma kaip pasipriešinimas kairysis neoliberalizmui, bet veikiau ne pačiam neoliberalizmui, nes kaip čia kelias citatos jau rodžiau ir šiaip nesunku įsitikinti, kad tas skvotos subjektas, nepaisant visos savo antipatijos Maksimams ir neoliberalizmui, jis kalba kaip subjektas iš reklamos. Ir fundamentalesniam, gilesniam lygiai jis pakankamai neoliberalus pats. Jis veikiau, jo tikrasis interesas yra ne būti prieš neoliberalizmą, bet būti prieš individualizmą, prieš individuo kaip tiesiog atskiros instancijos prezencija. Tas formuokime savo erdves patys numato patys ne kaip asmenys, bet patys kaip bendruomenės. Tada ta asmens iniciatyva, kuri permuštų bendruomenę, matytųsi kaip atskira, būtų ne kas kita kaip erdvės apropriacija smerktina, tai būtų asmens hegemonija ar asmenų grupės hegemonija, kurie ardytų bendruomeniškumą. Žodžiu, tas patys čia veikia ne kaip individas, ne kaip aš pats kažką darau, bet tas pats yra veikiau mes, dimensija ir mes ne kaip iš individų sudaryta sąjunga, ne ordino tipos, tarkime, struktūra, draugija, bet mes kaip tas melting pot, kaip mano mėgstamos metaforos apie sriubą, kurie netgi liečia kažkur liktai pavartoja ingredientai. Dar vienas dalykas, į ką verta atkreipti dėmesį, čia bendruomenės klinikos paraleliai. Šiaip tam precedentas yra tiesioginis paprastas, kur yra interviu su Prahos skvoteriais. Yra tiesiog priešistorija tokia, kad skvotas yra įsikūręs prieš tai buvusiame, tas skvotas dabar vadinasi, egzistuoja kaip autonomiškas socialinis centras ir vadinasi klinika, bet jis taip pavadintas todėl, kad prieš tai ten buvo plaučių ligų klinika, reali klinika. Vėliau jinai užskvotinta, pavadinimas pasiliktas, na ir čia įvardė, ką jie ten pradėjo veikti toje klinikoje, išlaikė pavadinimą ir tada klausimas, ar pavadinimas išlaikytas tik for fun, dėl linksmumo ir kulnės, ar čia visai adekvatus savivardis, sakyčiau, kad taip, ta pati bendruomenė toliau funkcionuoja realiai kaip klinika. Ta prasme, kad jį dispансerizuoja, surenka, sutelkia savyje tuos, kuriuos didžioji visuomenė suvoktų kaip tam tikrų mastų užkrėstuosius ir permautų juos į naują kokybę, sugydytų juos, vadinasi, kažką jiems padarytų, tačiau ne juos gydytų pačią visuomenę, per šitos klinikos gyventojus tarsi mokytų visuomenę kvėpuoti, vėl ta plaučių metafora, jie to neapmasto, bet galbūt apmastė taip patys tie Prahos skvoteriai, kurie čia nepakankamai pakalbinti, nes būtent tai plaučių ligų klinika. Ir štai tai, kas joje atsiranda, tas naujasis skvotas būtų ne kas kita kaip naujosios visuomenės plaučiai, tiksliau pastanga jais būti, tai jie bus tie, kas tą visuomenę veidins, kas leis jai funkcionuoti pagal jūsų manymą visuomenė yra taip, kiek jau jie tai įmanoma, taip jau jie tai vyksta. Žodžiu, kad kūrybinės moterių klasė yra tie, kurie kažką daro skirtingai, jie visi kiti, jie ką daro, jie edukuoja žmonės, jie taiso užimtą skvotą, jie ten kažką gamina, kažkur prekiauja, padeda, jie pasakoja, pavyzdžiui, kaip jie bandė
padėti aplinkui esantiems kaimynams, kažkokiems pasipainiojusiems, kaip jie mokė, bet vėliau išmetė lauk ten gyvenančius romus. Ten yra viena graži istorija, kad yra skvoterė, išmeta ten rastą prieš tai įsiskvotinusią romų šeimą, bet išmeta ne iš karto, išmeta todėl, kad jie nieko nedaro. Sako, mes tai kažką darom, jie tai nieko nedaro. Ir iš pradžių jiems pasiūlo valyti, taisyti kažką, žodžiu, patarnauti, bet jie sako, jie tingus, jie nieko nedaro, todėl juos išmeta. Žodžiu, šie skvoteriai būtų ta naujoji visuomenės apytaka, kraujas tam tikrų būtų, žodžiu, klinikos metafora, manyčiau, pasirinkta tikrai ne iš įpratimo artingumo, bet tai yra tai, kaip jie mato tą bendruomenę ir jo santykių su visuomenė. Dabar spjauda, kitas čia jau vietinis pačių zino autorių panaudojamas terminas. Bet palauk prie ankstesnės skaidrės aš pamiršiu, todėl išleisiu savo padaryti, gerai? Pas Ričardą Gavelį Vilniaus pokerį yra liudijimas, nežinau, ar išgalvotas to rašytojo, ar galbūt realus, kad KGB pastatą vadino tenykštę liaudės linksmuoju namu. Jogiai, tenai žmonės buvo kankinami, rėkdavo, jogiai pro langą galima buvo pamatyti tą vaizdą. Tai šitas namas turėjo semantiką, kad ants linksmas yra. Panašiai kaip Faidrė pas Platoną yra malonėsios suolas, nes ten daug laivų sudūžta. Tai panašiai kaip tas namas yra linksmas namas ir kad tokiu būdu sukryžminant šitus būdvardį ir daiktavardį tu gali gauti vis kraupesnius pavadinimus. Pavyzdžiui, įsivaizduokim, kas yra smagusis šulinys. Tai tada kyla klausimas, ar nėra tos pačios logikos, kalbinės saviagresijos logikos, padiktuotas pats pavadinimas žalias namas. Nes įsivaizduokim bendruomenę, kuri vadina žaliuoju namo psichiatrinę ligoninę. Ir tokia semantika yra aktuali pas Ievą Toleikytę, rašytoja, kuri lietuviškai gražiai įprasmino holokaustą, yra ta tokia gūdi istorija apie žalieji kambariai, rodos vadinasi, ar žaliasis kambarys, kur eina, ta prasme, yra dinastija, tokia senovinė, gyvena didžiuliam name, yra brolis ir sesuo, kuri savo incestą atlieka žaliajam kambarį ir tam žaliajam kambarį taip pat noksta tos šeimos, tos dinastijos žmonės, kurie ten patiria virsmą ir kabo ant lubų, virsdami kažkuo kitu, negu jie yra, nes tai tokie jų genai. Ir tada yra pas ją žaliasis kambarys. Tai tiesiog norėjau papildyti, kad šitą išvalgą jinai turi, galima endlessly apildyti pavyzdžiais. Medžiagą, visas nesas. Žaliasis namas yra vienas iš tų Kauno skvotų. Taip. Čia beje, toksai dalykas dar yra vienas iš pacientų, man atrodo, buvusius psichikos sveikatos centro Vilniaus. Yra išleidęs knygą Užrašai iš geltonojo namo. Dar aš tada sukabinčiau su tuo lietuvišką jų pasidarytą spjaudą, kas irgi įdomiai rezonuotų, nors čia jau tiesiog dėl sutapimų, nes ten Praha, čia Kaunas, bet jie vartoja būtent vietoj spaudą ir spjūvį supina į vieną žodį, bet kontekste tos klinikos plaučių ligų būtų galima irgi matyti, vystyti gražią implikacijų grandinę, tos plaučių ligos, nuo jų paprastai žmonės krenkščiai spjaudosi, tada būna užkratas, infekcija, per tai įgyjama nauja ligonio tapatybė. Dabar spauda sulyginta su spjūviu, matoma, nes kodėl reikia dabar žaisti būtent po spjauda.
čia į purvasklaidą kažkokius tokius yra nuorodos, aišku, bet bandant lyg ir tą supozityvint. Bet tada spauda matoma kaip tam tikros agresyvios ir nešvarios intervencijos pjūvių būdų į visuomenės sąmonę, tik šiuo atveju priešinant tai purvasklaidai, tai masinės komunikacijos tiems turiniams. Čia būtų manoma, kad mes atvirkščiai per šitą savo spjaudą, kurdami užkratą, šoko terapiją tam tikrą irgi kuriam naują, tik pozityvę tapatybę ir siekiam socialinių pokyčių, žodžiu, tokios paralelės to spjaudimo ligos užkrato klinikos rodytų, kad jie tiesiog panašiai masto visais atvejais ir renkasi panašią metaforiką net skirtinguose kontekstuose. Tada dar kas nutinka, ta socialinė inžinerija, kurią jie siūlo, jų manymų gerai ir pageidautina. Kodėl? Todėl, kad jį machtfrei, todėl, kad jį išlaisvina. Jei nori pakeisti visuomenę, prisiminkim, reikia pakeisti erdvę, padaryti visuomenę laisvesnę, tą, kurie priklauso jos gyvenamos erdvės, kuri yra neengiama, kuri yra ne kažkam subordinuota, kuri pati sprendžia ir taip toliau. Reiškia ją išlaisvinti per tą naujo tipo erdvių gaminimą, per skvotinimą. Ir tada tai reiškia, kad jei visa erdvė yra iš principo socialiai sukonstruota, visa erdvė yra inžinerijos produktas, tai tas tiesa. Tai būtų išvedama iš to, kad būkime konstruojami kitaip, leiskime iškonstruojami kitaip ir per tai mes tapsime laisvi. Tai gaunasi toks pat linksmas kalambūras, čia mano, ne jų pačių aišku, kaip ir Arbeit macht frei, su atitinkama potekste, kad štai pasiūloma jūs išlaisvinti per tapimą maksimaliai atvirais intruzijai ir perminkimui. Taip pat grįžtant prie tos paralelės su gyvūnais, irgi vadinasi emancipacija būtų per tą galiozišką becoming animal, tapimo gyvūnų konstruktą, kuris irgi čia nėra paminėtas, bet jis fone, jis tiek paralelėje su bebrais, tiek iliustracijose, paveikslėliuose padėtų žmonių vis tokios zoomorfinės figūros, galima ir kitaip interpretuoti, bet yra ir šita dimensija. Tai reiškia, kad tas erdvės politiškumas, kas atrodytų tezėje maksimaliai antinaturalistinė erdvė kaip fizinis parametras, parodoma, kad nėra fizinis parametras, vien tik niekada nėra tik fizinis parametras, kiek tik žmogus ją suvokia ir ją apgyvendina į politišką. Bet ši tezė galiausiai virsta kaip tik tuo, nuo ko jį tarsi ketino atsispirti ir ką paneigti. Jį politiška tokia, kokia politiška yra erdvė bebrų. Žmogus būtų galimas evoliucionistiniam kontekste matyti, kaip tai interpretuojama, kad žmogus prisitaiko prie aplinkos, jis ją perdirba, kaip ir bebras, prisitaikydamas, tada persiorganizuodamas pats, kaip ir bebras. Žodžiu, jis iš esmės tas politinis gyvūnas yra toks pat gyvūnas, kaip bet kuris kitas statantis gyvūnas. Žodžiu, tai reikštų, kad ta socialinė inžinerija čia matoma veikiau, tai irgi nėra išsakyta, bet galima implikacija, matoma kaip geresnė už kitas blogasias socialinės inžinerijas tuo, kad ji yra tarsi kažkokia kvazi natūrali, ji yra kaip bebrų, kurių natūralią būklę šiaip jau iškraipo visokie dešinieji izmai, liberalizmai, konservatizmai, čia yra kažkokia pirminė bendruomenė. Poreikis tos natūralios, kabutėse, politikos per atsiimtas, tas atsi irgi nurodo, kad grįžtama kažkur atgal į kažkokią hipotetinę pirminę pradinę pradžią. Atsiimtos erdvės poreikis augintų atitinkamą sąmonę per erdvės keitimą ir ta sąmonė auga, galima sakyti, kaip sąmonos. Čia irgi jau mano, jie taip nesako, bet tai numato, žodžiu, nors niekas nėra niekas, kas politiška nėra natūralu, tai pradinėje Lefebvre tezė, ir ne tik Lefebvre, tai tokia aksioma socialinių mokslų, bet galiausiai čia atsiranda
tam tikros paralelės su natūralumu, pusiau užsakytos, pusiau nutylėtos. Taigi, baiginėjant, kas čia yra su jais ne taip, man atrodytų. Šiaip, jie turi, dupojant, ką jie sako, pavyzdžiui, prieš gyvenimo privatumą, buržua prasme suprasta, kad privatumą kaip tam tikrą įsišeiminimą, apsidarimą, tvorą, paugimą siaurais interesais, iškritimą iš platesnės visuomenės, iš politikos, kažkiek nutinka tam modernybės subjektui, kuris paprastai nuo tam tikro amžiaus net nebeturi draugų, draugauja šeimomis, kas yra draugystės parodija ir niekas jam daugiau neberūpi, tik jo naminė erdvė, tai jie fiksuoja ir įvardina šitą dalyką teisėtai, kaip atgrasų ir nepriimtina, bet jie vietoj to pasiūlo, ką daryti, jie pasiūlo šitą skvotą. Šiaip, kad erdvė politiškai ir socialiai konstruojama, tai taip su tuo neišeina nesutikti, kad jį veikia žmogaus sąmonė, ar jie keičia, kad žmogus yra receptyvus ir pasiduoda tam, tai irgi tiesiog tiesa, tačiau kaip kultūra matoma kaip tam tikrų būdų antroji gamta, kuri kokybiškai analogiška pirmąją, tas sąmonė kaip sąmanos augančios nuo atitinkamos socialinės inžinerijos. Tai reiškia, kad jeigu su tuo sutinkama, tai reiškia, kad jų pačių tas emancipacinis patosas, tas noras kažką išlaisvinti, kažką atsiimti, pati jų socialinė kritika tuomet yra beprasmė ir nemotyvuota, nes tai tuomet tai niekiek nelaisvė už tai, kas jiems nepatinka ir niekiek ne kitaip. Tai arba atsiranda pasirinkimas, arba žmogus yra ta tik perkonstruojamų socialinių praktikų visuma bei agency, ką numatytų šitas lefevriškas jų pačių žvilgsnis, arba yra kokybinis skirtumas tarp vienų tokio visai beproblemiškų, nereflektuoto, totalaus receptyvumo, to buvimo socialinės inžinerijos taikinių perdaromų ir kitų gebėjimo, nepaisant to, kad visi tam tikrų mastų yra receptyvūs, gebėjimo išvystyti tam tikrą autonomiją ir reflektuoti ir atsispirti tam permėgimui. Tai, sakyčiau, būtent šitai skirčiai ir galimybė skvoto ideologija yra priešiškai. Jie sakytų, kad skvotas yra ta, ką aš ankstesniam kontekste vadinau siurbinė erdvė, ta terpė, kurioje minimalizuotos sąlygos atsirasti ir laikytis autonomiškai psichikai ir distancijai tarp individų, atsirasti apskritai atskiram gebančiam neištirtoj terpė taškui. Tai čia būtų pastanga iš jų pusės neigti šitą skirtį, sakyti, kad žmogus yra tik socialinių praktikų visuma ir jis yra maksimaliai perkonstruojamas ir viskas, ką su tuo galima daryti, būtų tiesiog padaryti dar atviresnį perminkimui. Čia galima būtų sakyti, kad tas erdvės buvimas socialinių politinių konstruktų ir faktas, kad žmogus receptyvus, tai šie dalykai niekaip nei teoriškai numato, nei tiesiogiai, nei politiškai legitimuoja jų siūlomą politinį projektą, kuris tą receptyvumą ir maksimalų atvirumą, intruziją, atvirumą socialinę inžineriją darytų maksimaliu išvystytų kiek tik įmanoma labiau, sukurtų sąlygos, žodžiu, atsirasti tą maksimaliai receptyviam, maksimaliai atviram subjektui Althusserio prasme, kaip ideologijos subjektui ir skelbtų šitą dalyką siekiamybę. Žodžiu, toks politinis projektas, kurį iš tų dviejų pirmų faktų išvedais niekaip neįės pateisinamas, nei būtinai iš jų seka. Tai čia, sakyčiau, tam tikra
konceptuali klaida ir politinio nepritarimo vertas dalykas, ką jie daro. Ar tada atsiranda poreikis išvengti tos netikros alternatyvos, kurią jie pasiūlo, nes jie konstruoja, kad arba ta buržua privatybė, arba šitas skvoto bendrojo molio kolektyvizmas, kad egzistuoja toks arba, jeigu tas pasaulis nepriimtinas, tai tada štai taip, ten dešiniai, čia kairiai ir taip toliau, jie bando tokią alternatyvą sumontuoti, kuri nėra tokio pasirinkimo, realiai nebūtina taip rinktis. Bet aš sakyčiau veikiau, kad ta tikra alternatyva tai veikiau tokia, kad arba yra tai, ką jie siūlo, kūrybinės klasės atsiradimas, hegemonija ir socialinė inžinerija taikoma visai visuomeniai verčia ties kvotų, arba jei šitas atmetama, tuomet tenka sakyti, kad kairės interesas yra ne kolektyvizmas ir ne skvotinė sąmonė, bet individuacija, kuri reinterpretuojama nebe kaip buržua privatybė ar neoliberalizmas. Nes paprastai, kai iš kairės pusės piktinamasi individualizmu, tai turimas omeny būtent šis neoliberalus turinys ir piktinamasi kartu su Bernardinais. Tai va čia, sakyčiau, tie konceptualiniai svarbus dalykai, susisijantys su kitom temom, būtent konkrečiai TF, apie ką esam kalbėję, kurio šitas zinas išryškina, kodėl jis apskritai tada skaitytinas ir kodėl jis vertas refleksijos, vertas apmąstymo. Tai tiek.